Šiandien mūsų teatre didelis įvykis. Mes pasikvietėme į teatrą vaikus, kuriems teatras labai reikalingas. Tie vaikai neturi tėvų, mes galėtume užimti juos, parodyti jiems savo spektaklius, parodyti teatrą, parodyti muziejų. Po spektaklio mes jiems duosime dovanų. Jau nebevaidinamo seno spektaklio Žydrųjų šunyčių lėlės, kurios labai gražiai susodintus į mašinėles išvažiuos su šitais vaikučiais. Кря. Кря. Toks ančiukas klaida. Tai mes norėtume jums padovanoti šitas lėlytės su mašinėlėmis. Miegančios lėlytės šešios. Pirmieji globos namai. Labai daug lėlių sukūręs yra Rimas Driežis. Ir norim tiesiog įteikti jums padėką už nuostabų padovanotą mums spektaklį ir už paramą mašinų ir lėlyčių. Ačiū, taip pat. Jiems padovanosim knygučių gražių prisiminimų. Aš asmeniškai pirmą kartą esu labai patenkinta, iš tikrųjų labai viskas buvo gražu ir vaikai laimingi, tai svarbiausia.